pavyzdžiui, dabar pakalbėkim, tarkim, mes nekalbėjom apie tavo knygą Laiko nusikaltimai, kur tu bandai parašyti trileriuką, avantūrinį romaną. Ir kam? Ir dabar, kai aš skaitau šitą knygą, man šitą yra smagesnė. Šitą? Jo. Nes čia yra toks... A buvo žmonių, kuriem ir ta buvo smagi. Tai aš nesakau, tai buvo smagi, bet tai buvo ten šiaip labai... Kai manęs klausė, kaip ta knyga, aš sakiau, taip, ten pasišaudo, yra Deimanto, aš labai vertinu. Deimanto? Nepamenu, bet ten visko buvo. Ten visko buvo. Tai šita knyga yra toks senas geras parolis, kaip Senas geras. Tas be dantų. Aš ką noriu pasakyti, kad ką mes ir kalbėjom dieną, ar ne, kad man iš tikrųjų tai primena ir stingstančio laiko kasyklas, ir tavo eseistiką, ir primena Nutylėtų lelijų miesto tą vieną naratyvą, kur yra į praeitį. Nes, matai, Laiko nusikaltimai yra žanrinis romanas, o šitas jis tarsi yra, sakykime, egzistencinis romanas. Okay. Bet vis dėlto, ponia literatūrologė, kaip su tais pokyčiais? Pavyzdžiui, yra vizualiniam mene, esu girdėjęs tokių gandų, pavyzdžiui, koks nors dailininkas nupaišo kažkokį tai, sakykime, juodą kvadratą baltam fone arba atvirkščiai, o paskui nori trikampius paišyti. O leidykla, tai yra galerija, kuri jį nupirko, sako, negali. Turi susirasti kitą galeriją. Jo, o jeigu nesusiras? Man įdomu, pavyzdžiui, literatūroje toks dalykas egzistuoja ar ne? Pavyzdžiui, atsimenu Geda, dar kai buvo gyvas. Norėjau pasakyti, kad buvo gyva. Kad nesikalbu su numirėliais. Yra sakęs, kad, pavyzdžiui, jisai irgi ten darė eksperimentus visokius, ar ne, sutikdavę žmonių iš praeities, kurie sakydavo, kodėl taip šlykščiai rašai. Kodėl nerašai, pavyzdžiui, kaip ten buvo, sakykime, ten, 26 rudens ir vasaros giesmės, pavyzdžiui. Kodėl taip nerašai? Arba kodėl nerašai kaip Strazdą rašai, ar ne? Žinome, yra toks dalykas, ar nėra literatūroje? Kad žmonės pripranta prie kažkokio tai stiliaus, prie kažkokio tai, sakykime, formato, pasakojimo ir paskui nebenori, kad žmogus rašytų kažką kitą. Čia pripranta skaitytojai. Ja. O rašytojas turbūt neberašo dėl to, kad jam neįdomu ir jis yra išaugęs šitą etapą. O rašytojas gali, pavyzdžiui, būti visiškai, ta prasme, kitoks, negu yra 20 metų. Yra tokių rašytojų. Ja. Zum Beispiel. Pavyzdžiui, man vienas įdomiausių yra, aš aišku, per mažai skaičius, bet kiek lietuviškai išversta yra, tarkim, estų rašytojo Reino Raudo. Bet man Reinas yra tuo unikalus, jis mokslininkas, nerašytojas. Jo, bet jo visi grožiniai romanai yra absoliučiai skirtingi. Jisai visiškai kitaip rašo. Mokslininkas. Jis atsiverčia, mokslo knygą atsiverčia ir perrašo ją ir atpasakoja. Ir aš taip galėčiau. Aš dabar mačiau, čia buvo gamtos terapija ir tiek žmonių netilpo į salę. Ir paskui stovėjo su krūvom šitų nežolynų knygų, reiškia, aš rašysiu kitą knygą apie terapiją. Apie kokį. Bet jau šita beje pakankamai terapeutiška. Ja? Kaip aš mečiau. Ja. Grįžtam prie knygos, iš tikrųjų. Ne, bet dar, žiūrėk, dar sustokim, man irgi šiaip įdomu šitas klausimas yra gal ne apskritai apie rašytoją, bet apskritai apie menininkus. Tai turbūt yra dviejų, aš čia taip klasifikuoju, ar ne, yra dviejų rūšių menininkai. Yra tie, kurie tam tikrą laiką kuria tarsi vienodai ir po to pasuka į kitą kryptį ir kuria, tarkim, visiškai kitaip, ar ne, o galbūt dalis gerbėjų dėl to, kas vartoja jo meną, nėra patenkinti. Ir yra menininkų, kurie visą laiką kuria vieną ir tą patį kūrinį. Ir čia, pavyzdžiui, irgi labai atsiprašau, bet pasakysiu ne iš literatūros, o iš teatro. Pavyzdžiui, mano labai mylimas lenkų režisierius Krzysztofas Warlikowskis iš esmės kiekvienu naujų spektakliu stato vieną ir tą patį spektaklį. Ir net, tarkim, aš jau kai ateinu žiūrėti, iš karto tu matai, kad scenografijai turi būti tam tikri elementai, režisūroje visada yra tam tikri elementai, jis iš esmės visada daro vieną ir tą patį. Tai... Gal paskui tada pradeda gert Warlikowskis,
Prasme, pamatęs, kad jisai nebegali nieko pasikeisti. Nes anksčiau būdavo menininkai pradeda gert, dabar gal nebe. Ok, tai su šito pasikeitimais, aš kažkokį vokietį atsimenu mačiau, bet niekad neprisiminsiu pavardės, jis irgi buvo dailininkas, ne rašytojas, bet visą retrospektyvą mačiau Berlyne, net žagtelėjau iš nuostabos, kaip jis galėjo keistis. Jis keitėsi nuo romantizmo iki postmodernizmo. Prasme, kas 10 metų praktiškai. Ir net su valdžiomis politinėmis irgi keitėsi. Nu, kažkaip jam sklandžiai labai išėjo. O tu norėtum irgi taip keistis? Kažkas kirba galvoje, kad reikia keistis, nes kiek galima šitą rašyti daiktį. Jėzus Marija, taip gerai rašau, reikia kažkaip blogai pradėti rašyti. Aš nežinau. Aukotis reikia dėl žmonių, nes mano gerbėjai laukia. Taip manau. Žodžiu, aš iš tikrųjų irgi neturiu atsakymo, ar rašytojas gali keistis ar negali, nes yra tokių piktų žmonių, pavyzdžiui, kurie net sako man, kodėl tu prozą rašai, tugi poetas. Faktas, tarsi aš būčiau gimęs poetas. Aš gimiau kaip visi. O tai tada kodėl pirmą poeziją pradėjai rašyti, ne prozą? Nu, todėl to, kad trumpesnės eilutės. Mergina, kai įsimylė, kad kol parašysi romaną, tai ta mergina pas kitą nueis. Tu parašai eilutę ir skaitai. Meilės lyrika yra poezijos pradžia. Ok. Bet tu vis tiek likai poetu, net ir rašydamas prozą. Aš tą moku. Prisipažinsiu. Bet tas ar erzina tas? Čia iš esmės mes perinam prie kito klausimo, kuris yra apie stilių. Ar užknisa, sakykime, poetinė proza, tas irgi šlykštus pasakymas, nes tai nėra poetinė proza. Bet, sakykime, stilius apskritai yra svarbus tau? Ar šiuo metu, pavyzdžiui, dar stilius egzistuoja toks dalykas? Nes aš iš savo dėstytojo praktikos supratau, kad nebeegzistuoja. Žmonės nebesupranta, apie ką aš šneku. Prasme, yra tik informacija, reiškia knyga arba tekstas, arba yra informacija. Stilius yra savo, o kas tai yra? Audinės priemonės, ten slystinis, metaforų. Bet žinai, aš iš savo studentų praktikos galiu pasakyti, kad jie net nežino, kas yra struktūra. Nes labai keistai yra meno kūrinys pasitelkiamas atpažinti savo emocijų. Ir dėl to aš jau šitą čia kelintą kartą sakau, kas mane pačią truputį taip išgąsdino. 2 žodžiai, kurie absoliučiai lyderiauja, tai yra kūrinys paliečia ir iš kūrinio visi kažką išsineša. tai mane tai truputį išgąsdino, nes yra visiškai neatpažįstamos romano, kadangi mes prozos kurse turim romano ar novelės struktūros, bet yra ieškoma, žodžiu, tas noras susitapatinti. Tada jau man tiesiog kartais norisi paklausti, kur yra parašyta, kad jūs turite tapatinti su literatūros kūriniu. Kodėl? Žodžiu, kažkaip viskas, tai, žinai, stilius iš vis yra neatpažįstamas, bet man skaitant. O mylimo autoriaus stilius yra pažįstamas, tai prasme. Mylimo autorius Sigito Parulskio, tai. Jo. Pavyzdžiui, jeigu taip naktį pažadintų ir lieptų paskaityti pusę puslapio, sakytų, kad pažintum. O, čia sakytų, čia Parulskis. Jeigu būtų gerai parinkta ištrauka, atpažinčiau. Mat kaip? Ta prasme, ne vientisas stilius. Vientisas. Žinai, jeigu tu paimsi iš laiko nusikaltimų, kur šaudo ir laksto paskudėjimantus, tai gal nebūtinai sakyčiau, kad ten Parulskis. Ten serialų prisižiūrėjau. Bet va ten tu norėjai kažką naujo pabandyti, ar ne? Ja, aš norėjau padaryti parodiją, nes mane labai detektyvai erzina iš tikrųjų. Aš negaliu skaityti, aš žiūrėti galiu, nes labai gerai užmiegu, bet pavyzdžiui, skaityti negaliu, nes net nepradėjęs skaityti užmiegu. Ir tai yra nuslegęs siaubingai, aš nežinau, kas yra. Ir apskritai, nes detektyvė dažniausiai yra, kas yra struktūra, siužetas ar nereiškia, ten yra nusikaltimas, reikia surasti. Man nuobodu tai yra skaityti. Nes nėra stiliaus iš tikrųjų. Jeigu detektyvė yra stilius, tai yra blogas detektyvas, mirtis detektyvų tokia. Niekas jau neskaitys, niekada. Ernestas Parulskis, pavyzdžiui, net neatsiverstų tokios knygos.
ir Drazauskaitė yra su kartu. Nors, pavyzdžiui, Agata Kristi jinai yra visai nebloga stilistė, aš dabar ją iš Ja, naujo bet skaitau jinai- angliškai, Angliškai jinai rašo visai kitaip nes negu... lietuviški vertimai yra baisūs, mes nepabijokime šito pasakyti. Ir kine jinai visai kitokia yra negu knygose, aš esu mėginęs skaityti angliškai jo. Visai kitaip, ten yra, jinai prirašysi daug nereikalingų dalykų. Labai blogi detektyvai iš tikrųjų, Agatos Kristi, kad jie kur perkūna. Ok. Aš čia buvau ar groteskas.